Iki kalėdų liko tik 3 dienos ir mes šiandieną kepsime kamambertą šventiniu stiliumi. Ingredientai. Ir kaip jums šis greitas paruošimas kamamberto, mes jį labai mėgstame. Yra įvairiausių variacijų, bet šis bus tikrai šventinis. O dabar dedame orkaitę. Kaip skanu. Taip pagalvojau, kad bus labai šventiškas skonis. Lengvai ir paprastai pagaminamas, bet žinokit, skonis yra labai geras. Ir spalvingas, ir skanus.